Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias, bičiulis pirmiausia, sakau tą žodį, Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vadovas ir šio pokalbio tema nuskambėjusi per visą Lietuvą muzikantų, gal reikėtų sakyti jaunojo politiko Adrijaus istorija, verktinių istorijų prisiminimas ir meilės Lietuvai aptarimas. Tai sveikas, Ričardai. Jo, sveikas, Gražvydai. Ričardas sako, ar ne per dažnai aš pas tave, bet nežinau, Kaune bent jau geresnio, tinkamesnio pašnekovo šiai temai kaip Ričardas, kadangi jisai per savo ir kendo trenerio praktiką ir per darbą kadetų licėjoje būtent dirba su tais jaunais žmonėmis, kuriuos ir pažįsta, ir žino jų nuotaikas. Ir klausiu, Ričardai, tas verktinių apibrėžimas tau atrodo tinkamas žmonių, kurie atsisako tarnauti kariuomenėje dėl pacifistinių pažiūrų, ar dėl to, kad, kaip sakė Adrius, nenori mokytis šiuolaikinio žudimo meno? Taip, verktinis tokio žodžio aš iš vis atsisakyčiau jo, nes jisai neapibrėžia tą žmonių grupę, kurią mes vadiname. Nes visais laikais mes imkime tai, visada būdavo didelis procentas jaunų žmonių, kurie atsisakydavo tarnauti kariuomeniai. Ar tai buvo prieš 70 metų, ar tai buvo prieš 30 metų, ar tai yra dabar. Tai yra labai daug iš tikrųjų yra būtent tų faktorių, kodėl jie nenori. Neatmeskim vienos galimybės tai, kad yra tėvai. Tėvai nenori leisti savo vaikų tarnauti, nes ta pati geopolitinė situacija, kur jinai dabar įtakoja, tai yra saugumas šeimos. Gimstamumas mažėja vaikų. Nėra taip, kad jau šeima dabar turi po 3, po 5, po 7 vaikus, o turi po 2, po 1. Tai natūralu yra, kad tėvai saugo savo vaiką. Priežastis, dėl ko nenori įti tą kariuomenę, tai verslas. Nes imkime tai, kad kas buvo prieš 30 metų, kas prieš 20 ir dabar, tai daugelis iš tų jaunų žmonių, jie nori užsitarnauti savo kažkokią tai padėtį visuomeniai, galbūt jie nori greituoju būdu labai užsidirbti pinigų, ten automobilių, gal būstui, gal dar kažkokiam tai kitam kelionėm ir galbūt tai trukdo tą dalyką padaryti. O galbūt jisai, paminėtas jaunas žmogus, save mato gal jisai kaip atlikėjas, gal 1 arba 2 metų jo sėkmė, būtent socialinė erdvėje ar tai kažkokio kitoj, kur jisai sugebėjo prasti pripažinimą ir jisai gal bijo tą prarasti srautą tų sekėjų ir dėl to jisai natūraliai sako taip. Bet mes neturėtume žiūrėti į šitus pavyzdžius, nes šiai dienai mes tikrai turime daug jaunų žmonių, kurie nori eiti kariuomenę. Apie juos dar pakalbėsim, bet šitoj vietoje aš dabar turiu tau paadvokatauti, nes mūsų visuomenė greita skirstyti juodą baltą ir tikrai bus kas tave pasmerks, kadangi Adrijus susilaukė palaikymo žinučių iš vienos pusės, vadinkim, ir labai daug smerkimo iš kitos pusės. Ir kadangi žinau tavo požiūrį į šiek tiek žmonės ir į pasaulį ir tai, kad tu pats esi krašto apsaugos savanorių pajėgų narys nežinau kiek metų, tai tavo patriotizmu nieks neturi teisės abejoti. Bet tavo tas požiūris geranoriškas į žmonės, kurie nenori, jaunus žmonės, kurie nenori tarnauti, kitiems gali sudaryti klaidingą įspūdį apie tave ir tuo pačiu nustebinti, kaip taip tu vadovaudamas Plechavičiaus kadetų licėjui, sakai, viskas tvarkoja, jeigu kai kurie žmonės nenori ginti savo tėvynės. Tai va šitoj vietoj paprašysiu, kad išsiplėstum, paaiškindamas, kodėl tu manai normalu, kad yra, kurie nenori ginti ir kad jų nereikia smerkti. Kaip pas mus dabar, kad ir Izraelio pavyzdžiui labai populiaru yra pateikti Izraelio pavyzdį. Imkime to jauno atlikėjo, jauno žmogaus atvejs. Kiek mes tokių procentaliai turime žmonių, kurie sugeba išeiti į viešą erdvę ir tokiu būdu pareikšti žinutę. Tu geri už drąsą jį. Aš nesakau, kad jisai geri už drąsą, bet reikia pagirti laidos prodiuserius, kurie sugebėjo pakviesti vieną laidą atlikėją, pakviesti kariūnus, pakviesti buvusį kariuomenės vadą ir žmogų, kuris atsidavęs yra rėmimui Ukrainai. Ir kažkodėl tik tai iš konteksto to išimtas tik tai vienas jaunas žmogus, kad jisai nenori eiti į kariuomenę.
Ir čia dar viena įdomi tema, kadangi tu ir Rūtos laidą giri, kuri Rūta irgi sulaukė begalės daug kritikos, nors aš ją žinodamas, aš jos meilę Lietuvai irgi neabejoju. Būtent tai, kad tu mini, kad buvo daug žmonių ir skirtingų nuomonių žmonių, ar ne apie tai ir yra demokratija, kad mes sėdam prie bendro stalo ir kalbamės? Taip, bet ištraukta tai yra kas tik tai. Adriaus istorija. Taip, tai yra taip, bet mes negirdėjom nei vieno kariūno pasakymo, nieko. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad tai yra vienetai žmonių, kurie pasako savo tokią nuomonę, taip, bet jie yra žmonės, kurie yra atsidavę savo tarnystei, jie apie tai garsiai nekalba, jie eina ir daro. Tai mes tikrai neturime daug pavyzdžių, o gal jie net ir nebūtų įdomus niekam televizijoje, apie tai, kad pasakyti, jie nuo 8 iki 5 atlieka savo pareigą. Galbūt jie kas 12 valandų keičiasi ir jie budi prie ekranų, gal jie budi pasienyje, ar tai bus įdomu kažkam tai. Abejoju, kad bus, mažai kam bus įdomu. Televizija reitingo tai neturės. Taip, neturės ir jie nematys jokių ten tų laidų, bet yra tikrai daug žmonių, su kuriuos mes bendraujame, su kurio mano draugų draugai bendrauja ir tikrai jie yra atsidavę save savo tai pareigai, reikalo esant ginti tėvynę. Jisai šalia tarnybos, jisai dar mokosi papildomai kalbų, jisai galvoja, kaip galima patobulinti savo tą tarnybos kokybę. Papildomai šalia užsiminėdamas, imkime, kad ir ukrainiečių patirtim, taip, kalbėdami su įvairiais specialistais iš to pačio Izraelio. Tai. Jisai kaip žmogus stiprėja tam, kad jisai galėtų atlikti pareigą būtent tėvyniai. Tai tokį žmogų pakvietus į laidą ir jeigu mes jo kalbėtume, tai mes išgirtume tas frazes, kurios būtų pačios paprasčiausios, kurios yra suprantamos specialistui, bet tai galbūt nebūtų suprantamos tai viešai publikai. Bet gal tokių kaip Adrius kažkas pasakytų, iš vis nereikia kviesti, nereikia jiems suteikti eterio ir nereikia jų kalbų viešinti. Bet mes demokratinė šalis ir jo pasisakymas, kitų yra pasisakymas, tai mums aiškus yra signalas, kad kai kuriuose vietose mes esame nepadarę namų darbų. Ir mes per mažai supažindiname jaunus žmonės su galimybėmis realizuoti save tarnystėj. Ir tai nėra, tarnyba tai nėra vien tik tai ginklas. Tai yra šalia dar begalės iš tikrųjų krypčių, kur galima realizuoti. Jisai dainininkas, viskas yra gerai. Tai kurioje vietoje tu gali būti stiprus. Imkime Robertas Petrauskas, buvo praeitą savaitę, berods buvo jo labai įdomi paskaita Ąžuolyno bibliotekoje ir jisai pasakė, jo buvo klausimas, sako, ką tu darysi, jeigu atsitiks diena X. Sako, aš eisiu pas Svarą ir aš rašysiu tam tikrus tekstus, kurie sustiprins mūsų visuomenę. Propagandinis karas. Taip, irgi yra labai svarbi dalis. Aš vėlgi suprantu, ką tu sakai, tik galvoju, ar tai tokie žmonės kaip Adrius, jie ne tai, kad ar jie tampa tų vadinamų vatnikų vėliavomis, jų pavyzdžių naudojasi suaugę, labiau patyrę to propagandinio karo dalyviai ir koks atsakas turėtų būti. Tu iš dalies jau atsakėjai mano klausimą, nesmerkti, o ieškoti priežasčių ir galvoti, ką pakeisti galėtume. Bet ar kai dabar, vaizdžiai tariant, priešas yra už vartų, laikas mums demokratinėms diskusijoms, ar visgi reikia jungti tą tokį, nenoriu sakyti, bet prieškarinį režimą, kur tas laisvas žodis turi būti labai pasvertas? Aš sakyčiau, kad kiekvienas turi užsiimti savo darbą. Pavyzdžiui, pats esi... Mikrofono laikytojas. Ne, pats esi žmogus, kuris atidavė žurnalistikai ne vienis 10 metų, taip, kuris turi kritinį mąstymą ir kuris gali sakyti. Bet kitas žmogus gal yra specialistas savo srities. Galbūt kiekvienas šioje vietoje jisai turi atlikti jam priklausančias funkcijas ir atlikti ne gerai, o atlikti labai gerai. Tada demokratinai tikrai bus mūsų kaip ir ramstis.
Jeigu atsiranda, visada pas mumis atsiranda tų žmonių, kurie nori išreikšti savo nuomonę vienokią ar kitokią, pasigaudami tam tikras antraštės. Mes tikrai tų turėsime. Nes, imkime tą patį krepšinį. Iki kažkiek tai laiko kiekvienas iš mūsų buvo vos ne treneris, kuris labai gerai išmanė, kaip reikia žaisti, kaip reikia teisėjauti, kaip reikia treniruotis daryti, kai viskas. Dabar persimetė tam tikras kiekis žmonių būtent į karo tematiką ir šiek tiek pasiskaitę tam tikrų šaltinių, tai gali būti įvairiom kalbom, ir susidarė savo nuomonę ir dabar aš pakalbėsiu truputį apie karybą. Tai gal mes atiduodame karybą profesionalam, tie, kurie yra krašto apsaugos sistemoje, atiduokime vidaus reikalų struktūrom savo, atiduokime žurnalistam savo ir kiekvienas dirbkime tai, kas mums priklauso. Ir tada aš manau, kad kiekvienas galėdamas realizuoti, jisai galės puikiai vykdyti savo darbus. Išsiplėskim. Apie krepšinį mes mažiau treneriais tapom, kai atėjo dėdė Šarūnas ir paaiškino suprantamai, išsamei ir sudėtingai tuo pačiu, kas tai yra krepšinis ir su kuo jis yra valgomas. Ir tada tie, kurie ir toliau diskutavo apie krepšinį, jau buvo priversti pasitemti, kadangi Šarūnas Jasikevičius lygiai labai aiškiai parodė, kiek tai yra aukštas. Tai aš gretinu šį pavyzdį su karyba, nes pats nemenkai skaitydamas ir žiūrėdamas aš nerandu per mažai, išgirstu kariūnų, kariuomenės profesionalų žodžių, minčių, kaip mes, kaip Lietuva turime elgtis, kaip turime ruoštis ir žodžiai būtų viena, ne žodžių laikas, tie žodžiai turėjo skambėti prieš nemažai metų. Dabar jau laikas, vaizdžiai tariant, imti kastuvus ir pasienę griovius kasti tiems, kas neišmano karybos meno, griovį iškasim, kas rankas turim. Supranti mano mintį. Taip. Pasigendu informacijos iš kariuomenės daugiau neraminančios, o objektyvios, nekalbant jau apie mūsų vyriausią kariuomenės vadą. Tai yra prezidentą. Supratau. Tai iš tikrųjų, kas liečia informacinį lauką, būtent Lietuvos kariuomenės, tai jisai plečiasi dabar. Ir būtent strateginės komunikacijos departamentas, kuris yra, tai jisai tikrai daug darbų įdeda, yra tinklalaidės, yra su to pačiu kariuomenės vadu, yra ne vienas išėjęs būtent, jeigu tai vadinasi, podcastas. Kaip čia lietuviškai reikėtų? Visgi podcastas. Tinklalaidė yra, taip. Tai tikrai yra nemažai išėjusių labai kokybiškų ir informatyvių būtent pranešimų. O kas liečia tą informacinį lauką, kurį gali pasakyti tie kariai profesionalai, aukštus laipsnius turintis arba priimantis strateginius sprendimus, tai jie gali pasakyti tiek, kiek jie gali pasakyti. Bet reikia suvokti vieną dalyką, kad mes esame NATO sudėtyje ir mūsų tie kariniai vienetai, jie integruoti yra į būtent NATO kitus būtent vienetus. Tai visa ta gynyba, visas tas būtent pasiruošimas, tai yra žiūrimas kompleksiškai. Ir tiek, kiek iki mūsų ateina, mes turime suprasti, kad nėra taip, kad nieko nebus. Tai yra labai daug sudedamųjų dalių ir būtent mūsų kiekvienas vienetas, jis yra integruotas į bendrą visą būtent tą ir gynybos planą. Tai negalima sakyti taip, kad praeis ir nieko nesitiks. Norint padaryti operaciją, reikia ne vieną mėnesį ir ne pusę metų ruoštis tam. O vis tiek turime mes, kaip Lietuva, jinai, kaip ir minėjau, įtraukta, jinai turi ir pakankamai žvalgybinės informacijos tiek, kiek reikia jai, ir turi sąlyčių su savo sąjungininkais, ir tikrai mes nesame vieni, ir tikrai nereikia sakyti ir teikti žinutės, kad mes esame nepasiruošę. Mes esame dabar pasiruošimo etape. Ir kaip kariuomenės vadas yra pasakęs, kad sako, mes atsakysime iš karto ir stipriai. Aš tik ne tu esi tas žmogus, kuris turėtų iš Lietuvos kariuomenę, aišku, atsakinėti, yra tik tokių vis tiek nerimą keliančių ženklų, kaip
šiuolaikinio karo meno įvertinimas, ką kalba žmonės kariavę Ukrainoje ir tai, kad jie yra Lietuvos kariuomenės neišgirstami, jų nesiklausoma, jų patarimai neimami domėn, bet sakau, čia klausimai yra ne tau. Grįžkim prie jaunimo. Jauni žmonės silpni, pusė ar kiek netinka kariniai tarnybai, tu ne tik kaip kadetų licėjaus vadovas, bet kaip minėjau, ir kaip treneris, sporto žmogus, kokį tu matai jauną žmogų šiais laikais, ar iš ties jaunoji karta yra tokia silpna ir tokia netinkama kariniai tarnybai didelė dalim? Vėl mes kalbame apie visus vaikus. Visais laikais pas mumis buvo vaikų tikrai silpnesnių. Šiai dienai mes irgi turime susilpnėjusius vaikus. Irgi neteiksime, kad yra viskas gerai. Bet mūsų tikslas kaip ugdymo įstaigos, mūsų tikslas kaip visos švietimo sistemos, tai yra tą dalyką kažkaip bandyti taisyti. Bet tą dalyką turi daryti visi, ir mokykla, ir šeima. Šeima šioje vietoje ne visada iki galo įgyvendina tą fizinio pasirengimo projektą. Nes dažnas yra iš tėvų, ima ir pateisina jo nebuvimus, nes vaikas blogai jaučiasi. Ir tada tas atsakomybės jausmas, ne tik tai ten fiziniam pajėgumui ar mokslam, jisai iš karto mažėja. Bet per šį savaitgalį aš apvažiavau keletą varžybų buvau, man labai buvo įdomu greplingas, man labai buvo Muay Thai Lietuvos čempionatas, kur buvo aš nuvažiavau, aš pamačiau didėjantį populiarumą koviniam sportui. Tai yra ženklas, kad jaunas žmogus, jisai nori eiti sportuoti, nori mokėti apsiginti save, tai tas mane labai pradžiugino iš tikrųjų šitie 2 vizitai. Ir dar buvau ketvirtadienį Lietuvos kovinės savigynos čempionate, taip pat pamačiau lygį, koks yra būtent to kovojančio to kario. Tai tikrai yra užkrečiantis pavyzdžiai ir tikrai, kad ta dvasia kovoto, jinai pas mumis niekur nedingsta. Jinai po truputį vėl turi sugrįžti atgal. Dėl to mums labai svarbu investuoti į kovinės sporto šakas. Čia ir mūsų žiniasklaidos problema, ir mūsų visuomenės problema, kad pas mus geriausiai valgomos blogos naujienos. Tai jeigu tu kalbėjai apie gražius dalykus ir ką tu ir pokalbio pradžioje teisingai paminėjai, kad žmonės, kurie tiesiog daro savo darbą, jie nelabai bus įdomus televizijos ekrane, geri dalykai irgi yra, o kai sakai, kad čia Lietuvoje tas blogai, tai žymiai yra labiau skaitoma, žiūrima ir girdima. Tai ta bendra tokia nuotaika irgi formuojama dažnai be reikalo neigiama, ko gero. Tu matai sportuojančius, aš matau sportuojančius, visais laikais buvo ir kūdų, ir storų, ir silpnų, ir stiprių, visokių. Bet vėlgi grįžtant prie pokalbio pradžios, dėl pačio Adrijaus, nuo kurio jisai šiuo atveju kaip pavyzdys yra, mes nekalbam apie jį konkretų, mes jo nepažįstam, bet tas jaunas žmogaus portretas ir tu minėjai, kad daugiau buvo galima padaryti ir aš prisiminiau tau dabar kalbant apie tą pasakymą, kad stipriam kūne ir stipri siela, tai stiprus kūnas, kiek sustiprės siela koreliuoja, irgi diskusijų objektas, visgi kiek galima sustiprinti tą jauną žmogų ir čia aš jau kalbu daugiau apie dvasinę pusę, patriotizmo pamokos, galbūt, nežinau, himno giedojimas, kokie būtų keliai? Pirmas dalykas - lietuvių kalba. Mes turime saugoti lietuvių kalbą. Jeigu mes kalbėsim su pačiu lietuviškai, be jokių kitokių naujadarų, tai jau vienas yra žingsnis, kada mes galime būti pranašesni už kitus. Toliau eina istorija, toliau eina himnas, toliau eina visi kiti dalykai. Jeigu mes įsaugojam kalbą, tai yra mūsų kodas, pagal kurį mes galime susikalbėti su pačiu ir jausti tą pasididžiavimą, kad mes galim kalbėti. Mums nereikia telefono, mums nereikia žinučių, kur mes galime visus tenai šypsenėlės, dar kažką siūsti, bet mes galim su tavim paspausti vienas kitam ranką ir pasakyti, sveikas Gražvydai, kaip tu laikais. Mes senamadiški žmonės, tai taip. O kas tai yra senamadiška?
naujamadiškai yra siūsti telefonu. Aš tą pastebiu ir tai mane liūdina, net žmogus nustemba, kai telefonu paskambinu, o neparašau žinutę. O, balsas, paskambinu. Taigi galėjai parašyti, kam tu skambini, nekalbant apie fizinį rankos paspaudimą ir pažiūrėjimą į akis, kaip kad dabar vienas kitam žiūrime. Bet lietuvių kalba. Aš esu šitą girdėjęs, aš tam pritariu, galbūt tu galėtum šiek tiek labiau įsiplėsti, kodėl būtent lietuvių kalbos saugojimas, tausojimas yra taip svarbu, ugdant tautiškumą ir patriotizmą tuo pačiu. Todėl, kad mes išskirtiniai esam su savo kalba, nes taip nieks nekalba, kalba tik lietuviai. O tai, kad lietuvis jisai yra šiai dienai mūsų tik tai 3 milijonai Lietuvoje gyvenančių, gal truputį ir mažiau yra, bet ta kalba yra viena iš seniausių. Viena iš seniausių kalbų pasaulyje. Ir kur ta kalba kalbėjo mūsų didžiavyriai, kurie buvo 12 amžiui, 13, 14, 15. Tada tie, kurie su kalba jie susikalbėjo tarpusavį ir jie galėjo pasiekti tokių pergalių. Kas atsitiko 16 amžiui, kas 17 amžiui, mes praradom kalbą. Viskas, mes prarasdami kalbą, mes praradome viską. Gerai, kad kaimuose atsirado kunigai, kurie tą kalbą įsaugojo. Gerai, kad tie patys knygnešiai, kurie buvo, kurie galėjo ją įsaugoti ir mes dabar ją turime. Bet mus ir dabar stengiasi su globalizacija, kaip ir tu prieš laidą mes kalbėjome apie pačią globalizaciją, mus bando taip imti ir sugniuždyti. Ištirpdyti. Taip, nes tai kur čia nemadingai kalbėti, žiūrėk. Reikia angliškai. Nes... Jo, angliškai, nes tai yra kalba, taip, bet Gediminas kvietė į Vilnių kitus, kad pastatytų mūsų valstybę, mūsų miestą, sostinę. Bet mes tai su jais kalbėjom tiek, kiek reikėjom, bet mes toliau kalbėjom lietuviškai. Pavyzdžiui, imkime Ramovę, karininkų Kaune, kur yra. Taip? Tai kiek šaltiniai sako, kad statydami Ramovę turėjo būti tik tai lietuviškos medžiagos statybinės. Ir statyti turėjo tik tai lietuviai. Nes vienas atvejis buvo, kada vienas statybininkas ir lenkiškai pradėjo kalbėti, tai iš karto atleido. Tai jeigu mes šitoje vietoje kalbėsime, o tai, kas lietuviškai, pas mus dirbs lietuviai, ir galėsime viens kitam padėti ir manau, tikrai tai yra vienas iš tų, nuo kurių mes galime atsistoti dalykų ir pradėti tą dalyką vystyti ir stiprinti toliau. Man ne vienerius metus, dešimtmečiais mintis yra, kad mums trūksta istorinių filmų meninių, kaip Narsioji širdis pavyzdys su Melu Gibsonu, apie mūsų istorinius didžiavyrius, kurie būtų patrauklė forma. Apie partizanus dokumentikos prikurta daug, meninis filmas, kad ir poetas Vytauto V. Landsbergio ar nesukurtas, bet tai nėra patriotizmas. Tai nėra herojiškumas, tai nėra herojiškumą ugdantis, mokantis to filmą. Herkus Mantas senais laikais, Tadas Blinda, apie Arkliavagį, ne visai tinkamas personažas, bet apie tos žmonės, kurie kūrė Lietuvą ar ne ir už ją kovojo. Ir tokie filmai galėtų iš tikrųjų tapti tokia tautiškumo, patriotiškumo mokykla, nes mes kalbam dabar apie labai neapčiuopiamus dalykus. Taip. Lietuvių kalbos stiprinimas, istorinių žinių ir pasididžiavimo savo istoriją irgi stiprinimas, gilinimasis į tai. Tai nėra tas kelias, kuris duoda greitus rezultatus. Tai tik tai kažkada tai galėtų pasijausti, bet apie tai kalbėti, manau, reikia ir įsivertinti tai reikia, nes tai iš ties yra labai svarbu. Vis tiek mes turim pripažinti, kad dabar laikas vizualaus. Tai yra matymas. Taip. Tai ir aš pritariu 100%, kad dėl įvairių filmų ir dėl įvairių vaizdo pranešimų, būtent jaunam žmogui, ne tik jaunam, bet ir jau visiems, tai yra svarbu. Ir mes turime atrasti būtent tas istorinės mūsų asmenybės, kurios būtų įdomios ir mes turime jas pateikti įdomiai. Ir čia yra didžiausias uždavinys. Mes imkime ukrainiečiai, ką dabar daro. Tai jie ima iš istorijos būtent savo tuos didvyrius ir su jais yra kuriami filmai, yra kuriamos įvairios dainos, labai daug dalykų. Kuriama tauta.
tautos turiu omenyje. Jo, nes jiems dabar reikia labai stipriai stovėti. Jiems reikia atstovėti savo šalį, savo istoriją, savo kalbą, viską. Tai yra labai geras pavyzdys, tai ką jie daro, kaip jie sugeba savo tą identitetą, jį sukurti dabar per šitą labai trumpą laiką ir pasižiūrėti, kokiom jie priemonėm tą dalyką daro ir naudoja. Tai labai gera mokykla yra. Tikrai turim iš ko pasimokinti. Nes šiais neramiais ir dažnai liūdnais gan laikais mane labiausiai liūdina, kai aš skaitau, o ką ginti, nėra čia ką ginti. Aš šitos valdžios neginsiu, aš šitų vagių neginsiu, tarsi Lietuva tai būtų tai, kas sėdi Seime ar prezidentūroje, to suniveliavimo, nežinau net kaip tai įvardinti, to tautiškumo, to, kas už mūsų nugarų yra mūsų protėvių ginta, pradedant kalba, baigiant teritoriją, ar ne, ir tai nubraukti, kad tau nepatinka kažkas esantis valdžioje. Tai čia tik tai manau, kad yra tam, kaip pasakyti, čia tik tai detalės, dėl ko gali išreikšti savo nuomonę. Tai taip pat yra, kai žmogus nenori eiti kariuomenės, jis susigalvos tam tikrų priežasčių, dėl ko ne. Čia irgi tas pats yra, aš neginsiu. Bet tik tai yra ne tik tai, ką mes išrinkome, taip, bet tai yra ir kiti žmonės, kurie taip pat sėdi valstybės valdymo būtent struktūrose. Galbūt tai yra mūsų giminaičiai, gal mūsų yra draugų, draugai, gal net mokėme su jais. Tai kapai galų galiai yra protėvių. Obelis, kurias pasodina mūsų seneliai. Taip, tai šitus dalykus ginti reikia. Bet šitoje vietoje mes su tavim galim apie tai kalbėti, bet jaunas žmogus, jisai galvos tikrai, dėl ko jam verta tai daryti. Šiai dienai ar apsimoka? Taip, ar apsimoka. Tai manau, kad pirmiausia reikia žiūrėti, kaip tą dalyką pateikti, dėl ko mes. Tikrai, mes einam į kavinę, restoraną, mes žiūrim jo reitingus Google sistemoje, taip? Šalies reitingą? Jo, šalies reitingą mes taip pat pasižiūrim, dėl ko eiti kariuomenę ar ne, mes pasiskaitome komentarus, ką mes ten matysime. Bet jeigu tu nuėjai ir išbandėjai tą dalyką, tau gali patikti tenai, nes tu būdamas tuos 9 mėnesius kariuomeniai, tu susipažįsti su draugais, galbūt su tokiais, su kuriais tu tos 9 mėnesius turėsi labai daug visokių dalykų, kuriuos išbandysi pirmą kartą ir išbandysi saugiai ir prižiūrimas puskarininkių, kurie galės, jį įduoti rankas kompasą, paleisti vieną į mišką, išmokinti šaudyti ar paimti tą, suteikti pirmąją pagalbą, kur tu su draugais tą visą dalyką darysi. Geras nuotykis turėjome. Jo, tai yra nuotykis, tai yra nauja patirtis, yra kodėlgi ne. Ir kada tas jaunas žmogus supras, kad jisai gali patirti nuotykį, saugiai nuotykį patirti būtent tos 9 mėnesius, tai tada sumažės tų nenorinčių eiti. Nes tada gal ir tėvai patikės tuom, kad jo vaikas gali eiti ir ten tikrai įgyti daug patirčių. Nes šiai dienai labai daug yra kalbama apie būtent apie šauktinius, apie daug kalbama apie savanorius, bet viskas yra šablonai sudėti. Bet kada grįžęs po 9 mėnesių jisai pasilieka, turiu nemažai iš tikrųjų vaikų to, kuriuos aš pažįstu. Tie, kurie ir treniravosi pas mane, ir tie, kurie mokėsi pas mus, jie nuėjo į 9 mėnesius, jie pasilieka toliau tarnauti. Užsikabina. Taip, nes, sako, aš daugiau nežinau, sako, man tai patiko, o jisai vienas buvo vaikęs į verslą labai Nešęs. Jo, o kitas buvo su programavimu, man atrodo. Ne, tai kam aš sako, gal ir tie pinigai truputį mažesni negu, bet sako, aš matau čia ateitį, aš čia matau prasmę tame. Tai tas nuotykis, kartais jisai gauna tokį pagreitį ir tėvai, pavyzdžiui, tėvai negali patikėti, kad jį auklėjo, kad jisai bus
Karininkas? Ne karininkas. Ne, tai aš suprantu, bet karys, o po to... Jo, o paskui sako, gerai, sako, jisai grįžta, sako, aš einu į kariuomenę. Gerai, išėjo į kariuomenę. Pradėjo grįžinėti savaitgaliais, jam ten gerai sekėsi. Sako, žinokit, aš noriu pasilikti tenai kariuomenė. Ir tėvai nesuprato, kodėl. O paskui jau po truputį mato tą jau užsidegimą, mato, dėl ko jis tą dalyką daro. O kodėlgi ne? Ir tada tos patirtis tų jaunų žmonių, jos ne visada būna įdomios žiniasklaidai. Nes ta emocija, kurią jisai patiria būtent kariuomeniai, būtent su draugais, jų neįmanoma perduoti, nes ne visi dalinasi tais dalykais. Ir vėlgi geras medinis filmas, kaip su Demi Moore, kai reikėjo Amerikai reklamuoti, kad moteris kariuomenė gali būti eilinė, kaip ten tas filmas vadinosi, buvo toksai. Ir tai irgi parodo tą būtent emocinę pusę, nes tą emociją per dokumentiką kokią yra sunku perteikti. Bet taip, reikia daugiau tam reklamos ir šalį ginti, kaip sakei, gražiai taip apie reitingus, kaip su kavinės ar ne. Lietuvos geras reitingas. Mesgi matom tą senąją Europą. Važiuodami, klausydami žmonių, kurie ten buvo, mes gyvenam nuostabioje šalyje, turiuomenė lyginant su Europą, mes jau gyvename nuostabioje šalyje ir tai yra įvairiomis prasmėmis, nebūtinai tik uždarbio, bet mūsų gatvių švarumas, mūsų tautinis, sąlyginis vis dar švarumas ir saugumas. Ir tą dalyką mums reikia puoselėti, tas žodis gal saugoti, toks nelabai aš jį naudočiau. Gal geriau mes visi kartu puoselėjame tai, ką mes turime ir ką mes kuriame. Ir kad mes kiekvienas galėtume daryti tai, ką geriausiai išmanome, nesikišti į kitų sritis, tada bus viskas gerai. Bet jeigu mes vienoje vietoje pabandome dar paaiškinti, kaip būdami, nežinau, vienos srities atstovai ir mes nueiname į dar 3 sritis ir paaiškinam, kaip reikia daryti, tai ir reikia to, bet jau po truputį mes gyjam nuo to. Bet dar vieną iš tikrųjų palėtė pats merginų temą. Tai kas darosi dabar, kad daugiau merginų nori eiti tarnauti į kariuomenę. Ir tikrai imkime krašto apsaugos savanorių pajėgas, tikrai yra daug, kiek tenka matyti ir kalbėti su merginom. Tai patikimos, stiprios ir drąsios, kurios ateina, kurios nori save matyti ne tik tai kario, bet jau nori ir karininko pozicijoje. Karo akademiją stoja nemažai merginų, kurios tikrai tas pasitikėjimo laipsnis yra labai didelis. Mano gyvenimiška patirtis rodo, kad moteris dažnai būna gerokai drąsesnės už vyrus. Vyrai, jie tik tai žodžiais, ar savo išvaizdą tokius mėgsta pavaizduoti. Dažnu, ne kiekvienu atveju, bet tikrai yra buvę tokių momentų. Iš tavo kadetų licėjaus, kaip manai, kiek vaikų, kurie šiandien mokosi mokykloje, licėjuje, ateityje rinksis studijas karo akademijoje ir taps karininkais? Mūsų tikslas, kad būtų kuo daugiau, bet ne visi norės būti karininkais. Reikalingi ir specialistai. Tai ką dabar kalbame būtent su Lietuvos karo akademijos viršininku, pulkininku Dumbliausku, mes norime, kad kuo daugiau mūsų kadetų susipažintų su karo akademijos veikla, su kasdienybė. Nes tavo nuotykį, kai mes kalbėjome 9 mėnesių, mes mūsų vaikams norime parodyti nuotykį 4 metų karo akademijoje. Ir mūsų daugelis iš mūsų vaikų, kurie mokėsi pas mumis, jie dabar yra karo akademijoje, kariūnai. Tai jie grįžta pas mumis ir pasakoja mūsų vaikam apie tai, kaip ten viskas yra. Bet kada jie nuvažiuos į karo akademiją, jie pamatys, kur jie gyvens, jie pamatys, kur valgys, jie pamatys, kur vyksta užsiėmimai, kur sportuoja, kur vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai kitose erdvėse. Ir tada nereikės mums įdėti daug pastangų, kad vaikas norės eiti toliau tęsti būtent tarnybą, mokslus karo akademijai. Bet šiai dienai mes žiūrime, kad kadetų licėjus jisai yra tarpinės sustojimas tarp mūsų ir tarp kariuomenės.
Nes mes jau kalbame su vaikais ir kalbame su tėvais apie tai, kad mes kadetų licėjų jiems suteikiam saugumą ir suteikiame žinias, kurios bus naudingos karo akademijai. O baigus karo akademiją mes jau kalbame su dabartiniais vaikais, kiek jie uždirbs ir kokią karjerą jų yra būtent Lietuvos kariuomeniai. Tai vien tik tai, kad mes turime tiek vaikų, eisi tenai, bus, tai mes šioje vietoje norime vaikui pasiūlyti 12-17 metų projektą. Kad žinotų, kas jo laukia ir turėtų garantuoti ateitį. Taip. Ir gan gerai apmokama, kiek aš žinau, ateitį. Taip, iš tikrųjų šiai dienai baigė karo akademiją, leitenantas, jisai uždirba grubiai apie 1500 ir plus dar yra įvairūs priedai. Yra kainuontpinigiai, yra tai galbūt net ir kelionės, tai yra karjeros galimybės. Tai yra didžiausias darbdavys mūsų Respublikoje, tai yra Lietuvos kariuomenė. Nes tu visada turėsi darbą, turėsi socialinės garantijas. Karjeros augimo. Karjeros augimą, tu pasistumėk, tu parodyk iniciatyvą, visos sąlygos yra. Jeigu pas tai su mokslai sudėtingiau yra, kariuomenė suteikia galimybės ir mokytis. Tai šiai dienai labai sąlygos yra geros ir kada aš pačioj pradžioje kalbėjau apie būtent jauną žmogų, kuris dar šalia tarnybos, dar jisai mokosi, papildomai domisi, papildomai stiprėja būtent vienoje ar kitoje srityje, tai viską suteikia kariuomenė tam. Ar tu manai, kad būtų pravartu visose mokyklose turėti karinio mokymo pamokas, ką dabar Lenkai jau padarė, man atrodo? Gal ir pravartu, bet mes galime susidurti su specialistų trūkumu. Tai negalima susidurtume su specialistų trūkumu. Tai vis tiek paruošti žmogų karį, tai yra vienas. Paruošti žmogų, kuris gali dėstyti, mokyti vaikus ugdymo įstaigoje, tai reikia ne 1 metų. Ir tas, kuris galėtų ateiti į ugdymo įstaigą ir būti kaip mokytoju, čia reikia ne 1, ne 2, ne 3 metų. Aš tą suprantu ir tik klausimas, ar reikia eiti tą, aišku, galim sakyti, man atrodo, kad mūsų laikas labai spaudžia. Tu ramesnis, duok Dieve, kad tu būtum teisus. Ir tas laikas mūsų taip nespaustų, kaip dabar atrodo. Bet aš turiu minėti eiti į karinės pamokas mokyklose ir eiti į Izraelio, Suomijos pavyzdžių į tai, kad praktiškai kiekvienas šalies pilietis bent jau minimaliai moka naudotis ginklų ir reikalui esant gali ginti savo tėvynę. Ar tai būtų Lietuvos ateities scenarijus? Na, iš tikrųjų labai daug reikia investuoti į būtent šį laikotarpį ir tam reikia finansų. Pavyzdžiui, paruošti galų gale tą pačią ugdymo įstaigą, paruošti klasę, galbūt net supirkti tam tikras edukacinės priemonės, tai tam reikia lėšų. Ir jeigu kiekviena mokykla vis tiek į paprastą klasę nenuės ir nepradėsi ten vesti, vis tiek reikalingi yra muliažai, reikalingi yra tie patys pirmos pagalbos, yra krepšiai. Bet tam reikalinga investicija. Dabar visi, aš taip suprantu, finansai yra sukoncentruoti būtent į divizijos ateimą, į kito ginkluotės pirkimą. Bet šiai dienai yra Šaulių sąjunga, kur jinai visiems Lietuvos 9-okam turi pravesti būtent pamokas, kurios yra ten 3 dienų pamokos, kur yra apmokomi tie pagrindiniai dalykai, kaip ir pats minėjai. Dabar, kiek žinau, projektas yra dar vieną papildomą kažkokią tai klasę paimti, turiu omeny, ar tai 8, ar tai 7, kur galėtų tais mažais moduliais, tai jau yra daroma. Izraelio pavyzdys, Izraelis jisai visą gyvenimą, turiu visus amžius, jisai būtent kariauja ir jau ten yra visai kitos tradicijos. Mes iki karo su Ukraina, mes patogiai labai gyvename. Ir dabar mes per šitus metus mes turime kažką tai padaryti tai, kurios kitos šalės darė jau ne 20, ne 30, o 50, 70 metų. Tai šiai dienai valstybė skiria, kiek gali jinai skirti dėmesio, tiek gali skirti pinigų.
Ir būtent su Lietuvos Šaulių sąjunga daromas šitas projektas, kada tam tikros jaunų žmonių grupės jos yra apmokomas tokiais dalykais. Bet šalia jaunas žmogus, jisai gali eiti į Šaulių sąjungą. Jisai gali stoti į kadetų licėjų. Ir kur jisai tikrai save matys ir galės išbandyti save ir būti pasiruošus daryti tam tikrus žingsnius atėjus dienai. Kad tik noro būtų. Na, bet čia jau vėl tai ką mes jau apkalbėjom su tam iš principo. Taip. Ačiū tau, Ričardai, labai už tavo nuomonę, objektyvę, drąsiai ir pagrįstą kaip visuomet. Dėkui, kad apsilankei. Ačiū. Dėkui žiūrėjusiems, čia buvo Kauno dienos studija ir pasimatysime kitą kartą.